Niujorko mados savaitėje trečiadienį vyko pirmasis apkūnių modelių podiumo šou. Tikimasi, kad peržengus šį barjerą podiumų dažniau ims žingsniuoti labiau moteriškų formų manekenės ir bus kuriami šias formas pabrėžiantis drabužiai. Apkūni manekenė Lizzie Miller džiaugiasi, kad tapo viena iš 18 merginų dalyvaujančių šou. Jaučiu, kad tai įsimintinas momentas mados istorijoje ir ypač didesnių dydžių mados istorijoje. Didžiuojuosi tuo, kad esu viena iš 18 merginų žingsniuojančių šiuo podiumu. Šių metų šou finansuoja OneStopPlus.com internetinė parduotuvė, kuris skelbėsi esanti didžiausia pasaulyje didelių dydžių drabužių parduotuvė. Manekenė Emi kalbėjo parduotuvės vardu ir pabrėžė, kad didelių dydžių drabužiai nėra reklamuojami ir juos sunku gauti. Neįtikėtina, kad mums, moterims, dėvinčioms didesnio nei 12 dydis drabužius, kolekcijos beveik nekuriamos. Kartais pasirodo tokių drabužių linijos, tačiau jos nėra reklamuojamos. Jei visuomeniai nepranešama, kad parduotuvėse pasirodė gražių drabužių skirtų apkūnioms moterims, niekas jų ir neperka. Todėl verslininkai, kurie remia šį verslą, atsitraukia sakydami, kad niekam neįdomi tokia linija. Reikia reklamuotis, pranešti žmonėms. Modeliai demonstravo internetinės parduotuvės pavasario mados tendencijos ir dėvėjo ryškias spalvius, plevėsuojančius drabužius. Niujorko mados savaitė baigėsi rugsėjo 16 dieną.